Jeigu pas ta labai buvo geras šitas išsireiškimas per tą, kai sakė, kysa, kam tau pinigai, jeigu tu neturi fantazijos. Ne? Ir va čia esmė. Ir tada, žinai, pasižiūrėt, kiek tau iš tikro, ko tu nori tenais. Nes jis sako, aš ten noriu daug, ten 10, ten 1000 ir ten per mėnesį, ten 20 000. Nu, tu, kiek tu šiandien išleidai, ne, ir kiek tu sugalvosi išleisti. Neišleidai. Tada tau bus problema jos investuoti, ne? Tada efektyviai investuoti. Nu, tau irgi čia, žinai, per mažai pinigų problema, per daug irgi, ne? Mažesnė. Ne, bet paskui, atsiranda, kad tu turės suvaldyti, tu turės viską teisingai pasidaryti. Jo, mes apie tai mokysimės, kaip ten tą portfelį pasidaryti, visą savo ir kaip valdyti. Bet visų pirma, apsibrėž savo, kas yra mano gyvenimo kokybė. Tada grįžti į sveikatą, į emocijas, į santykius. Taip, ten šita finansai yra tenais ir gyvenimo prasmė ten šitam yra, bet tai vienas iš dalykų. Tai va čia neužsisukt be lakstant tik paskui eurus.